Sveiki, aš esu Darius iš Vyturiukas. Kaip ir visą laiką, darau video iš savo sandėlių su svarbia jums reikalinga informacija. Šiandieną pakalbėsiu apie kompensacijas. Jei jūs ar jūsų artimieji naudojasi neįgaliųjų technika, vežimėlės, vaikštynėmis, tualeto kėdėmis ar kita įranga, svarbu žinoti vieną dalyką. Dalis šių prekių suteikiama kompensacija. Apie tai ir pakalbėsime. Dar noriu pasakyti, kad pasidalinkite šiuo video su savo draugais, paprašykite, kad pasektų mano šitą platformą Facebook'e Vyturiukas Darius, kad tai pasiektų kuo daugiau žmonių ir kad mes galėtumėm sukurti gražią bendruomenę. Taigi apie kompensacijas. Tai reiškia, kad jūs galite susigrąžinti kompensaciją, jeigu yra laikomasi nustatytos tvarkos. O dabar apie kompensavimo tvarką. Kompensavimą organizuoja Techninės pagalbos neįgaliesiems centras TPNC. Tai taikoma tiek vaikams, tiek suaugusiems, tiek seniorams. Jeigu yra nustatytas poreikis ir gydytojo siuntimas. Tai svarbu žinoti. Turi būti nustatytas poreikis. Kompensuojamos tokios priemonės kaip vežimėliai, vaikštynės, ramentai, tualeto kėdės, čiužiniai nuo pragulų, pakėlimo įranga ir kita techninė pagalba. Dabar pakalbėsime apie kelius, kokie galimi keliai įsigyti tas prekes. Yra du keliai. Kaip pasinaudoti šią galimybę? Pirmasis kelias. Rekomenduojamas daugiau. Kreipėtės į gydytoją, į savo šeimos daktarą, jis įvertina jūsų situaciją. Šeimos daktaras išrašo siuntimą. Tada einate į TPNC, jie paskiria konkrečią prekę jums. Tuomet jūs atvykstate pas mus arba nusiperkate prekę internetu, reikalui esat, pasiskambinate ir toliau tariamės. Mes savo ruožtų jums padedame išsirinkti modelį, kuris atitinka jūsų TPNC reikalavimus, sutvarkome dokumentus susijusius su preke. Prekę pirmiausia įsigyjate savo lėšomis ir tik tada su visais dokumentais kompensacija jums grąžinama iš TPNC. Yra ir antras kelias, greitesnis kelias, alternatyvus kelias. Jei reikia jums prekės greitai, galite įsigyti prekę savo lėšomis ir tik tada tvarkytis kompensaciją, dar neturėdami siuntimų ar TPNC paskyrimų. Vėliau gaunate siuntimą iš gydytojo ir kreipiatės į TPNC. Jeigu jie patvirtina, gali būti grąžinta dalis ar visa suma pagal jūsų nustatytą kompensacijos normą. Gydytojo pažyma galioja jums metus laiko. Su ja per metus galite susitvarkyti šitą kompensaciją. Tačiau šiuo atveju yra rizika, jeigu prekė nebus paskirta pagal siuntimą, kompensacija gali būti nesuteikta. Todėl labai svarbu, kreipiantis į savo šeimos daktarą, aiškiai pasakyti, kokia konkreti priemonė jums reikalinga. Nepamirškite to. O ką darome mes? Mes aiškiai nurodome, kurios prekės yra kompensuojamos, paaiškiname reikalui esant papildomai, padedame pasirinkti tinkamą jums modelį, sutvarkome visus dokumentus susijusius su preke. Atsiimti prekes galite pas mus sandėlyje arba atsiųsime kurjeriu, galbūt kai kuriais atvejais atvešime ir patys, pagal jūsų poreikį. Visa ši informacija pateikta mūsų elektroninėje parduotuvėje papildomai www.e-vyturiukas.lt. Apačioje nuotraukos matysite kompensuojamos prekės.
Ten viskas aiškiai paaiškinta raštu. Jeigu jau turite paskyrimą, ar tiesiog norite sužinoti daugiau, užsukite į mūsų parduotuvę arba mums parašykite. Galų gale galite ir paskambinti, tikrai su jumis pabendrausime. Taigi dar kartą pasikartosiu, kad aš esu Darius. Ir šioje srityje dirbu daugiau nei 12 metų. Susidūriau su visokiausiomis situacijomis ir įgavau labai daug neįkainojamos patirties šiame darbe. Ir tikrai žinau, kaip svarbu gauti tai, kas priklauso žmogui pagal įstatymą. Naudokite savo teisę, informacija pas mus atvira ir aiški. Tikiuosi, šis video jums tikrai buvo naudingas, pasinaudosite galimybėmis, pranešite savo draugams apie tai, kas yra skiriama valstybės, pranešite savo draugams apie mano FB puslapį Vyturiukas Darius, pasidalinsite šito video ir naudingai pasinaudosite visais mano patarimais. O dabar palinkėsiu jums sveikatos ir sėkmės.